Per savo ateinantį gimtadienį, Birželio 7 dieną, bandysiu savo sunkiausiąjį. Man yra 14 metų ir per paskutinius kelis mėnesius pradėjau daryti tokius dalykus, apie kuriuos net negalėjau įsivaizduoti. Nuėjau 32 kilometrus per dieną. Numyniau su dviračiu 60 kilometrų per dieną. Ir 2 kartus po 8 kilometrus be sustojimo nubėgau. Ir ne, aš tikrai nesakau jums šitų dalykų tam, kad kažkaip pasirodyti. Nežinau, kad šiame pasaulyje tikrai yra žmonių, kurie daro 10 kartų daugiau. Bet man šitie skaičiai reiškia žymiai daugiau. Jie man primena, kad žmogus gali labai greitai pasikeisti, neieškodamas visokių pasiteisinimų. Ir man atrodo, kad dauguma žmonių net nesuvokia ar nesupranta, kiek iš tikrųjų galėtų padaryti ar pasiekti. Tik gana gaila, kad dauguma žmonių nebando, nedaro, sėdi vietoje. Aš nežinau savo kažkokio tikslaus momento, kada viskas prasidėjo, bet kažkurio momento atsirado jausmas, kai atrodo, kad gali daryti daugiau, gali siekti daugiau, bet nieko nedarai. Ir dabar dar vis nesu kažkoks labai disciplinuotas, dar vis siekiu to daugiau ir stengiuosi nestovėti vietoje. O anksčiau atrodo, eina dienas, eina laikas, o tu tiesiog stovi vietoje. Ir manau, kad daugelis bendraamžių kažkaip panašiai jaučiasi. Net nežinau, kodėl neieško savo kažkokios mėgstamos veiklos, arba suradus tą veiklą nebando kažkaip toje veikloje užkelti savo kartelę į viršų. Ir man atrodo, kad tiesiog tie žmonės pripranta būti toje vietoje, pripranta būti pavargę, tingėti, stovėti vietoje, ir panašiai. Ir blogiausia, kad po kiek laiko jiems tai tiesiog tampa normalu, jiems tampa kaip kasdienybė. Bet aš niekad nenorėjau taip gyventi. Nenorėjau po kelių metų atsisukti ir pažiūrėti, kad visą laiką tik galvojau, bet nieko nedariau. Todėl pradėjau nuo paprastų dalykų, be abejo nuo savo kažkokių tikslų, kurie dabar yra pagrindiniai, tai yra ėjimas, dviratis ir bėgimas. Tai pradėjau daugiau vaikščioti, po to ir dviratis. Dar prieš tai pas mane visą laiką įsiterpdavo bėgimas, dabar jis šiek tiek kol kas apleistas. O taip trumpiau tariant, tai tiesiog daugiau judėti, daugiau daryti, daugiau išeiti iš komforto zonos. Ir aišku, pačioj pradžioj tai neatrodė kažkas įspūdingo. Kaip dabar aš buvau minėjęs, kokie yra tikslai, o tai buvo tik viena diena. O kiek buvo dienų, kai aš ruošiausi tai daryti, ar tiesiog pradėjau tai daryti, pradėjau tai siekti. Šiuo metu, sakyčiau, sunkiausias mano iššūkis įvykdytas, tai buvo nueiti 32 kilometrai, 40 000 žingsnių per dieną. Ir kai pradėjau eiti, kažkaip neturėjau kažkokio didelio plano. Tiesiog realiai norėjau pažiūrėti, kiek galiu nueiti. Bet po kažkiek laiko atsirado nuovargis, atsirado be abejo ir skausmas. Ir tada galim taip pasakyti, kad atsirado tikroji kova tarp tiesiog manęs ir manęs. Nes tavo kūnas tiesiog patiria diskomfortą, nuovargį, o tavo smegenis, tavo galva tiesiog greičiau pavargsta negu kūnas. Ir tada prasideda visokios ten mintis, kam tau to reikia, gal kitą kartą pabandyti, gal kitą kartą įvykdyti daugiau ir panašiai. Ir manau, kad tose vietose dauguma žmonių sustoja. Ne todėl, kad jie negali, o todėl, kad jiems pasidaro nepatogu, jie išeina iš diskomforto, jų gal psichologinė būsena nebūna
tam pasiruošęs. Bet kai pasieki tu viską, tada tavo, atrodo, smegenys persijungia tokia, atrodo, supranta, kad tu tenai esi nugalėtojas, esi ten kietas, esi ten žvėris ar dar kažkoks apibūdinimas. Dar prieš tai pradėjau daugiau bėgioti ir pradėjau taip normaliai vienas bėgioti, labai gana jaunas ir man atrodo kokioj 5-6 klasėj vasarą. Iš pradžių man bėgimas buvo sunkus, norėdavo sustoti po kilometro 2. Kartais atrodydavo, kad tiesiog kūnas nenori judėti, nenori bėgti, bet man pradėjo tame bėgime patikti vienas dalykas. Jausmas, kai padarai daugiau negu tavo ego sako. Kai tavo ego visą laiką nuo pat pradžių bando kažkaip tave sustabdyti, bet tu vis tiek nesustoji ir padarai. Ir taip sutriuškini tą ego ir laimi. Ir taip jau normaliai pradėjau bėgioti kažkur nuo rudenio ir pasiekiau savo pirmos 4 kilometrus be sustojimo. Man tada tai buvo didelis pasiekimas, o tada atėjo ir sekantis dar didesnis. Gerai prisimenu, sausio pradžioje nubėgau 8 kilometrus be sustojimo ir prieš kažkur mėnesį nubėgau per dieną 16 kilometrų, 2 kartus po 8 kilometrus be sustojimo, ryte ir prieš vakarienę kažkur. Šiaip pagal planą turėjau bėgti 2 dienas iš eilės, o taip kaip sakiau, bet jau antrą dieną psichologiškai buvau pasiruošęs bėgti. Ir esu garantuotas, kad būčiau nubėgęs, bet tiesiog mano 14 metų kūnas buvo palūžęs ir aš nenorėjau kažkaip rizikuoti bėgti antrą dieną iš eilės, nes jeigu taip logiškai pažiūrėjus, tai labai didelė traumų tikimybė. Man tiesiog svarbiausia, kad aš tapau geresnis nei vakar ir tiek. Bet jeigu yra vienas dalykas, kuris mane pakeitė labiausiai, tai buvo dviratis. Kai net ne prieš pilnus metus numyniau savo tuo metu rekordą yra 60 kažkur kilometrų, manyje kažkas persijungia. Nes kai važiuoji tiek daug, tu labai daug laiko būni tokiam diskomforte ir pamatai daug dalykų apie save. Tu turi praeiti nuovargį, nuobodulį ir visokias mintis ir savo ego, kuris tau sako, kad reikia sustot, bet vis tiek reikia kažkokiu būdu judėti į priekį. Ir tada supranti, kad daugelis žmonių bėga nuo diskomforto, nuo sunkumo, nuo nuovargio, nuo disciplinos. Bet būtent tokie dalykai užaugina žmones. Tokie dalykai paverčia žmogų geresniu tam tikruose dalykuose negu tie, kurie stovi vietoje. Aš drįsčiau teigti, kad diskomfortas yra realiai vienas geriausių dalykų savęs pažinimui, nes tada tu labiau pabūni su savimi, su savo mintimis ir tu pamatai, kaip dėstosi tavo mintis, kaip tu elgies, ką tu darai, kai būna sunku. Ir kuo tu daugiau per tai pereini, tuo tu apie save daugiau žinai ir be abejo būni geresnis. Ir keisčiausias dalykas, kad dabar tas diskomfortas ir disciplina atrodo kaip normali. Be abejo dabar galvosit, kad aš kažkoks labai disciplinuotas, bet man tik 14 metų. Aš dar tik po truputį įžengiu į savęs geresnę versiją. Dabar net būtų sunku tiesiog kažkaip nieko nedaryti, ar nieko nesiekti, ar
kažkaip neturėti kažkokių tikslų. Atrodo, kad kuo daugiau išeina ten iš diskomforto ar padarau kažkokių sunkių dalykų, tuo labiau pasitikintis esu, toks ramesnis esu, labiau užtikrintas esu. Ir manau, kad tai yra labai toks geras ginklas. Ne kažkaip garsiai kalbėt, neapsimest kažkuom, tiesiog tyliai žinot, kad gali bet kuriuo metu savim pasitikėti. Ir nors šitie pasiekimai jau daug ką pasakė, per savo ateinantį gimtadienį Birželio 7 dieną bandysiu savo sunkiausiąjį tikslą, kurio šiuo metu dar vis nesakysiu, bet aš tikrai žinau, kad po šio tikslo nebebūsiu tas pats žmogus, kuris va čia va sėdi ir kažką bando pasakyti jums, inspiruoti. Ir gal atrodys keistai, kad aš tokius dalykus darau ir kam aš tai darau. Bet kartais turi save pastatyti į situaciją, kur nežinai, ar sugebėsi kažką atlikti. Nes kaip ir buvau sakęs, būtent tada ir prasideda augimas. Dauguma žmonių laukia idealaus momento, laukia pirmadienio, laukia motyvacijos, laukia, kada bus lengviau, bet realybė, tokia realybė paprasta, arba dabar, arba niekada. Ir mano paskutinė šio video frazė: čia tik pradžia.